Čia yra tas Baltikų, čia yra didžiulis dalykas, nieko nesulyginamas, čia yra platelių galimybės pranoksta, užeina už platelių kompetencijas. Čia yra didelis dalykas. Smagu, va, visą laiką, kaip sakiau, taip gerai pasitinkat, sutinkat, šventė smagi, žmonės smagus, tai jau visą laiką malonu atvažiuoti. Laukim vėjuko šiek tiek. Laukim. Gerai. Atvažiuodavau kiekvienais metais, bet prieš kokius 25 metus turbūt ir daugiau. Tiesiog pagrindė visos varžybos užsienį, daug treniruočių, daug stovyklų, tai pašiausiai tas grafikas prasilenkdavo arba jeigu tuo metu ir namuose būdavo, tai tiesiog reikėdavo poilsio, o dabar tiesiog šiek tiek daugiau laiko praleidžiu namuose, tai dėl to ir atvažiavau. Ir puikia vieta, puikus oras, tai su šeima norėjau tikrai būti čia. Man netgi iš tikrųjų labiau patinka tokios vietinės varžybos, kur kartais būna lygis vos ne aukštesnis, nes tie visi ten Europos pasaulio čempionatai, ten važiuoji visą savaitę, sėdi, ten išvargina iš tikrųjų. Tai vat, o kai yra tokios, vat, kad ir vietinės varžybos, sakykime, ten pas Lenkus ir pas Vokiečius vis tiek ten būna 3 ar 4 dienas, ten rimti žmonės suvažiuoja, yra su kuo palenktyniauti. Praėjo, taip kaip ir gerai be vėjo, prognozės buvo liūdnos, bet dalyviai buvo linksmi. Tai kaip išėjo, taip išėjo ir visi išvažiuoja pakerėti Poteliškio vaišingumo ir kitais metais tikrai grįš. Ačiū.